Vandens paėmimą ir gėrimą reikėtų taip pat treniruotis, taip kaip treniruojamės visus kitus elementus. Dažnai vandens paėmimas yra pamirštama ir tai daroma maratone pirmą kartą, todėl kyla įvairiausių nesusipratimų. Tai galima daryti arba su draugu, kolega, arba tiesiog pasistatyti stalą ir pabandyti pasitreniruoti bėgant, kaip patogiau paimti tą puodelį, kaip jo neišpilt. Galbūt reikia vieni sulėtėja, kiti pradeda eiti, kiti kažkokią kitą techniką taiko. Tai labai svarbu yra pasitreniruoti. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, artėjant prie maitinimo punkto, susidaryti tam tikrą strategiją, kaip tu tą puodelį paimsi. Įvertinti, kiek yra stalų. Labai dažnai maitinimo punkte būna ne vienas stalas, o 2 ir 3. Ir pasižiūrėti, galbūt pirmas, kaip taisyklė, yra labiausiai užgultas bėgikų, tai galbūt reikia pasirinkti trečią stalą, tas kur yra tuštesnis. Labai gerai, jeigu maratone dalyvauja savanoriai, kurie padeda varžybų dalyviam paduoda tą vandenį. Reikėtų pasinaudoti tą progą, pasinaudoti tą pagalbą. Labai svarbu užmegzti akių kontaktą su savanoriu, kad jūs abu suprastumėt, kad tu esi pasiruošęs priimti tą puodelį, nes bėgant dideliu greičiu tai nėra taip paprasta, kaip gali atrodyti. Taip pat labai svarbu jau paėmus tą puodelį, neišgerti jo vienu gurkšniu, nes dažnai puodelis nebūna pilnas, būna pusė puodelio vandens ir vienu gurkšniu geriant didelė tikimybė yra užspringti. Todėl yra tikrai patarimas neskubėti ir išgerti tą vandenį per 2-3 gurkšnelius. Taip pat reikėtų pasitreniruoti, kaip tą padaryti, kaip paimti, kad jūs imdami neišpiltumėte to vandens. Paskutinis ir ne mažiausiai svarbus dalykas yra, kur tą puodelį padėti, kai jūs išgeriat. Tai tam irgi yra tam tikros vietos, kur galima jį išmesti. Ir jokių būdų nemeskite po savim ar į kitus bėgikus aplink esančius jūs.